Nori kurti žaidimus, bet nežinai nuo ko pradėti? Šitas video kaip tik tau. Remdamasis daugiametę patirtimi, pasidalinsiu žingsniais, kurie užtikrins sėkmę. O dabar kaip tik geriausias laikas pradėti savo karjerą. Pirma, reikės geros idėjos. Neverta pradėti judėti toliau, kol nėra išdirbtos visos detalės. Pavyzdžiui, į tai fantastinis pasaulis, kokie bus personažų vardai, vietovių prašymai, kalnų pavadinimai, kur vyks veiksmas ir visa kita. Svarbiausia, idėjų niekam nepasakoti, jog niekas nepavogtų. Antra yra techniniai įgūdžiai. Jei nemoki programuoti ar piešti, nieko tokio. Neverta ir pradėti mokytis, nes viską, kuo puikiausiai gali atlikti dirbtinis intelektas. Va, pavyzdžiui, kaip jis puikiai generuoja personažus. Noriu viščiuko savo žaidimui. Taip pat gali pilnai sugeneruoti ir kodą sudėtingam žaidimui. Va, pavyzdžiui. Galiausiai yra žaidimo varikliuko pasirinkimas. Kaip žinia, jis yra svarbiausias projekto sėkmiai, kokybei ir bugų nebuvimui. Aišku, yra visokių pradedantiesiam draugiškų programavimo nereikalaujančių, bet jie skirti tik nevykėliam. Reikia imti Unreal, nes jų techniniai demo patys įspūdingiausi. Projekto dydis irgi svarbu. Geriausia remtis dideliu mėgstamu žaidimu. Prie jo tikriausiai dirbo šimtai profesionalų keletą metų. Tai pačiai pradžiai tikrai tiks. Visą tai turint, galima pradėti. Parašom 10 puslapių loro, atsiunčiam Unreal. Aišku, kad reikės rinktis pirmas asmens šaudyklę. Net nežinau, ką kiti pasirinkimai reiškia. Galime naudoti paruoštukus dėl greitesnio darbo. Va, laupolį dar niekam nėra nusibodę. Plius galima laisvai miksuoti įvairius stilius. Štai padėliau aplinką ir voila. Ir dar kad primenu, žaidimo reikia kuo ilgiau niekam nerodyti ir neduoti testuoti, kad nepavogtų. Taip pat nereikia bendrauti su kitais kūrėjais ar dalyvauti gimdžiamas. Geriausia iškart publikuoti ir džiaugtis pardavimais, nes, pavyzdžiui, Steam'e per jį atsiranda tik 50 naujų žaidimų. Tai yra didelis šansas būti pastebėtam.